Sveiki atvykę į Vilniaus universiteto verslo mokyklos tinklalaidę Alter Ego. Aš esu jos vedėja Sandra Gabrielė Vileito ir šiandienos laidoje turiu svečią, moterį antreprenerę. Kalbu būtent apie Kotryną Kurt. Kotryna vaikystėje pardavinėdavo laikraščius, o dabar jau turi nuosavą verslą. Taigi kviečiu su Kotryna susipažinti ir jūs. Labas, Kotryna. Labas. Labai smagu tave čia matyti mūsų studijai. Man smagu čia būti. Esi pirmas svečias šiandien pas mūsų naujoje laidoje, tai labai džiaugiuosi, kad sutikai dalyvauti. Ačiū, kad pakvietėt. Bus įdomu. Tikrai taip, tikrai manau, kad pokalbis bus įdomus. Ir iš tikrųjų, tai tikriausiai norėčiau iš karto prie jo ir prieiti ir nusikelti į tokią tavo vaikystę ir paklausti, koks vaikas buvai? Kiek šeima pasakoja, tai buvau labai laimingas, besidžiaugiantis vaikas, pastoviai besijuokiantis, tai manau, ta savybė išliko ir iki dabar. O daugiau tai tiesiog labai visiems išdaigų iškričiantis ir tiesiog labai laimingas, bet mėgau su visais būti kartu tuo pačiu metu. Tikrai patvirtinu šitus tavo žodžius, kad esi iki šiol pozityvus vaikas, jau dideliam formate, ne, užaugęs vaikas, bet apie išdaigas paminėjai, tai gal atsimeni kokią nors vieną. Aš tikriausiai nelabai ir sakydavau šeimai, bet tiesiog visokių būdavo tiek reikalų, kur gyvenom, dažniausiai kiemo reikalai, žinai, tai taip. Kažkas vienos dabar neatsiminsiu, bet mėgdavau išgąsdinti tėvus, kai mama vieną kartą grįžo namo ir aš pasislėpus buvau sandėliukė ir leidau krapštimo garsus ir mama išsigando, galvojo vagis namie ir vos ne policija bandė kviesti, o atidarius duris pamatė, kad ten aš. O čia buvo tiesiog dukra. Taip. Nu, supratau, žodžiu, tėvams iškrėsdavai kokių nors išdaigų, bet manau, kad čia mes visi su tuo gyvenom ir mūsų tėvai irgi. Tai kalbant apie tą tokią vaikystę ir apie karjeros kelią, kad jį kažkiek susiję, tai ar įsivaizdavai vaikystėje, tiksliau vis tiek turėjai kažkokį tai norą, kuo norėtum būti užaugus? Aš iš tikrųjų turiu tokį kaip ir tapytą paveiksliuką, tai vaikystėje norėjau būti dainininkė. Prašau. Ar išsipildė? Ne, bet baigiau muzikos mokyklą ir pagrindinis buvo choras, tai teko tenais šiek tiek. Su tuo tai dainuojame duše dabar, bet to užtenka. Prašau, ta prasme, duše jau yra gerai. Jau pradžia, žinai. Taip. Tai va, tai tokia, bet šiaip aš visą laiką kažkaip dabar reflektuoju tą vaikystę ir matau, kad tos tokios pardaviminės, versliškos pradžios jau buvo vaikystėje. Tai kai buvau maža irgi ten pardavinėdavau visokias gėlytes turgelį pati susirinkus ir nes norėjau nusipirkti dalykų, norėjau gumos, norėjau kitų reikalų. Tai tam reikėjo pradėti pardavinėti ir tada viskas taip ir kažkaip sukosi ir įsisuko, ne? Taip. Jo, suprantu, bet vis tiek, ne visi vaikai susigalvoja, ne, kad reikia gal kažką daryti, ar ten gėlytės parduoti, kad galėtum gumą nusipirkti. Taip. Dažnu atveju gal gali paprašyti, kad tėvai tai padarytų, tai žodžiu, buvai tas vaikas, kur jau tą verslumo gyslelę turėjai ir jau galvoja, ne, ką čia nuveikus. Taip, jeigu nedavė tėvai, tai tada kaip man pačiai, žinai, pasimti. Kaip išgyventi, gerai, mama, čia matyti už išdaigas negaudavai kažkurio vietoje. Taip, žinok, taip ir buvo. Jo, supratau. O šiaip koks toks kertinis taškas buvo, ne, persikeliant gal iš vaikystės, nežinau, ar į mokyklos laikus, ar gal, nežinau, universiteto, kuriam taške supratai gal, kuo norėtum būti, jau, ne, taip jau rimčiau. Jeigu ne dainininkė, jeigu matai, kad gal ne dainininkė, tai kuriam taške tas? Taip, tai iš tikrųjų, kai pradėjau studijuoti Danijoje, kažkaip tada supratau, kad turėjau verslo idėją, pagalvojau, kad norėčiau pabandžiau su 2 danėm ir mama. Tai tiesiog mes tada darėm tokias idėjas su dėžutėm, kas dabar yra populiaru, tas toksai, kur gauni prenumeratą ar nusiperki kažkokią dovanų dėžutę. Tai mes tada norėjom su lietuvių dizainerių daiktais vežti juos į Daniją, žodžiu. Bet nei aš turėjau netvarko, nei aš kalbos mokėjau, nei aš ten kažkokioje tinkamai vietai buvau. Tai visas tas baigėsi, bet tada supratau, kad po tos patirties, kad aš noriu visai kažką savo kurti. Ir tada kažkaip, kai buvo baigiamasis universiteto, būtent baigiamasis renginys, bakalauro įteikimo diena, tai irgi tada nuo visos savo kartos sakiau kalbą ir kažkaip supratau, kad man visai patinka čia stovėti,
kalbėti kažką. Viešai, taip, nes vis tiek manau, kad daug žmonių buvo, ar Taip. nebuvo kažkokios baimės. Buvo labai didelė, labai jaudinaus, ten buvo apie keli šimtai žmonių ir mokyklos, ir tėvai, ir draugai. Tai ta baimė buvo didžiulė, bet tada kažkaip pradėjau ir jinai nuslūgo ir supratau, kad okei, geras, man patinka ir po to žiūrėsim, kas iš to išeis. Tai man atrodo, čia tokie du mini kertiniai momentai, tas tiek pirmas verslas nepavykęs, tiek tas viešasis kalbėjimas. Tai tas realiai ir virsmas kažkoks gal netgi vyko ne per vos net diplomų teikimo ceremoniją, kur dar netgi studijavai, gal dar kaip ir jautei, bet gal dar ne iki galo, ar jau toksai, kur atsistoja priešai sceną, priešai žmonės ir pajautei tą tokią, ne, kitą kampą. Kad man patinka, žinai, kad tas, this is me, toksai buvo momentas. Labai smagu, labai džiaugiuosi. Aš manau, kad tikriausiai visi išgyvenom kažkokius tokius taškus, kur kažkuriam etape supranti, ar atsitinka tas toksai virsmas, kur supranti, ar ką norėtum veikti, ar kam labiau prijauti ir panašiai. Tai labai džiaugiuosi, kad tau tai atsitiko universitete vadinas. Judant prie tos tokios dabarties, esi tikrai, manau, garsiai galiu pasakyti, žinomo brando co-ownerė, savininkė, linkedistus tikrai daug ką žino, atpažįsta ir man iš tikrųjų asmeniškai tas prekės ženklas labai asocijuojasi su tavimi. Tai kaip iš vis prasidėjo ta linkedistų istorija? Kaip atsidūrėjai dabartiniam taške ir kaip iš vis sugalvojai tokioj platformai vystyti savo veiklą? Aš sakau, geriausi verslai dažnai kartais ateina iš tokių paprastų idėjų ir iš poreikio rinkoje. Tai kai dirbau Danijoje, dar begyvendama tiesiog pradėjau naudotis LinkedIn prieš 8 metus ir tada dar kūrėjų buvo, kad ir ant rankos pirštų galėjai suskaičiuoti gal iki 10 žmonių per visą pasaulį. Ir kažkaip pradėjau ten rašyti, man patiko reakcijos, pamačiau, kaip galima buvo augti toj platformai ir pamačiau, kad, jeigu į Skandinaviją po truputį ateina, tai Lietuvoje tikriausiai bus irgi po kelių metų. Sutikau verslo partnerę Giedrę, kuri kaip tik tuo metu gyveno San Franciske ir jau grįžinėjo irgi į Lietuvą. Ir ji San Franciske jau matė, kad daugelis startuolių ir įmonių naudoja būtent LinkedIn platformą ne tik tai darbui rasti. Ir kažkaip mes jie tos idėjos nepaleidom ir jinai po to gimė į linkedistą. Tai ruošėmės pusę metų, Giedrė išėjo iš darbo, aš išėjau iš darbo, galvojau, gerai, pusę metų turiu pinigų, jeigu kažkas bus labai blogai, tai, žodžiu, bent jau pusę metų galiu išgyventi. Tai taip kažkaip pradėjom ir viskas taip ir įvyko, kad atėjo tas poreikis ir į Lietuvą, ir į kitas Baltijos šalis, ir į Europą, ir tas tinklas išsiplėtė ir mes spėjom save užsibrandinti iš anksto. Tai tokia ta pradžia buvo, o dabar mūsų yra 8, taip sviruoja maždaug apie 10 žmonių. Ir dabar mes dirbam su nuostabiais brandais, su nuostabiam įmonėm ir labai džiaugiamės, kad galim padėti ir tas visas taktikas pritaikyti. Bet jau yra 5 metai. Ta prasme, sveikinu, paplosiu. Dėkui. Tikrai su LinkedIn komanda ir patys dirbame ir susiduriam, tai tikrai labai džiaugiamės, kad esame profesionalų rankose. Bet čia jau taip labai greitai viską supasakoja ir kaip dabar viskas yra. Bet visgi grįžtant prie to etapo, kur minėjai, kad kolegė, draugė, kad kartu pradėjote ir dabar, kiek žinau, tikriausiai esi viena šitam kelyje. Taip. Tai kaip gavos, kad likai viena šitam kelyje? Ar draugė nutarė keisti kryptį, ar kaip čia buvo? Jo, tai iš tikrųjų, taip, šiuo metu esu viena ir vedu linkediną į priekį kartu su komanda, bet kaip savininkė esu viena. Kai pradėjom, buvom dviese ir kolegė buvo su linkedistu apie 1,5 metų, kažkas tokio, gal jeigu ten tą ruošimąsi, tai apie maždaug 2 metus. Labai daug jos indėlio buvo įdėta į tai, koks linkedinas yra šiandien. Ir kodėl tai tiesiog įsiskyrė keliai, nes po kurio laiko žmogus norėjo galbūt iškeliauti į Australiją, grįžti prie mokslų, prie kitų reikalų. Taip pat mano vizija buvo labiau auginti ir tiesiog kartais taip nutinka, bet svarbiausia niekada nesiskirti bloguoju. Tai mes ir iki šios dienos palaikom ryšius, bendraujam, susirašom. Tai jinai vis dar tikrai žino ir seka, kas vyksta linkediste, bet tiesiog aš manau, kad kartais po kurio laiko gal vizijos pasikeičia, gal nebe taip pat matai, arba gal tu supranti, kad gal tai ne tau. Žinai, gal tas darbas iš tikrųjų
auginimo, ypač agentūros, yra žiauriai sunkus ir daug reikalaujantis ir darbo, ir jėgų, ir ryžto, ir užsispyrimo. Tai jeigu tu pamatai, kad tai ne tau, tai viskas yra okei. Jo, čia lygiai taip pat kaip ir kalbėjo mane, kai dabar dainuoju duše, ne? Taip. Nes gal kažkuriam etape galvoju, kad norėtum būti dainininkė, bet supratai, kad gal nelabai čia tavo yra. Lygiai taip pat yra ir kai tu kažką darai, tikriausiai yra ne ta puikia proga suprasti, ar tai yra tikrai tau ar ne tau. Bet visgi vis tiek noriu tą tokį pikantišką klausimą užduoti, kadangi vis tiek pradėjot kurti viską kartu ir vis tiek įsivažiavo, ne, visas šitas prekės ženklas. Tai kaip tos dalybos vyko? Ar nebuvo kažkaip sudėtinga dalintis tai, kas jau buvo sukurta, ar lengvai kolegė viską paliko, ar visgi buvo kažkokių tų tokių nesklandumų? Aš sakyčiau, man pasisekė, nes turėjau labai supratingą partnerę ir jie iš tikrųjų išėjo palikus viską man ir mes kalbėjom, aišku, apie akcijas ir visą kitą, bet tiesiog jį pasakė, kad viskas yra tvarkoj, išeina, palieka viską man ir tas įsiskirimas buvo gražus ir tvarkingas. Bet žinau, kad tikrai yra įvairiausių versluose situacijų, kai tu išeini ir pabaigi ir ten karai ir verslas žlunga. Vien dėl to, kad partneriai negali pasidalinti akcijom. Tikrai taip. Dėl to ir klausiu, nes buvo įdomu, nes vis tiek tas kelias prasidėjo kartu, tikrai liktais ir įsuko tą ne viską kartu ir tada kažkuriam etape reikia paleisti, tai dažniausiai nebūna tas toksai, dar jeigu yra ir kažkokie ar draugiški sąryšiai, ar kažkas, tai tikrai būna nelengva. Tai labai džiaugiuosi, kad pas jūs ta istorija yra tokia pozityvi, adekvati, draugiška, tai tikrai smagu girdėti. Kotryna, dar toks klausimas, irgi su linkedistais susijęs. Kaip ir sakiau, gal ir prieš tai kažkiek jau pradžioj, man tas linkedistas dabar tikrai labai asocijuojasi su tavimi. Vat linkedistas ir man iš karto yra Kotryna Kurt prieš mano veidą, prieš mano akis ir toksai tikrai tavo tas asmeninis brandingas, asmeninis prekės ženklas toksai stiprus yra ir linkedistų prekės ženklas asocijuojasi su tavimi. Ar sutinki su tuo? Sutinku, nes vis tiek viskas ir prasidėjo nuo asmeninių įvaizdžių. Tai tiek aš, tiek buvusi co-founderė, mes daug reiškėmės LinkedIn platformoje. Ir po to tai mūsų susijęs su ta įmonė, kurią mes kūrėm. Tai daugeliu vis tiek, kadangi aš visur einu, kalbu, pasakoju ir atstovauju to pačiu LinkedIn įmonę, tai jiems ir yra tas mano veidas, bet aš manau, kad per paskutinius metus ir toliau mes stengiamės vis daugiau parodyti ir kitų žmonių komandos narių ir tą brandą tokį padaryti ne tik apie mane. Bet čia yra natūralu, kiekvienoje įmonėje yra vienas asmuo, kuris vis tiek reprezentuoja taip. Tai ir nėra blogai, nes aš galvoju, kad kai yra kažkoks labai ryškus atstovas, tai vadinasi, kad tas atstovas labai gerai ir išdirbo, ne, tą prekės ženklą. Tai jau tavo veidas tikrai su tuo asocijuojasi. Kalbant apie tą asmeninį prekės ženklo vystymą, žinau, kad jūs linkedistuose turit kažkokius kursus ir netgi berods pasiūlymą mūsų laidos klausytojams. Tai gal nori įgarsinti. Taip, tikrai taip. Tai mes turime LinkedIn kursus, kurie yra vienas apie asmeninį įvaizdį kursas, kitas yra apie pardavimus LinkedIn. Tai visiems šios laidos klausytojams suteikėme 30% kodą. Su kodu VUBS30 gausi 30% nuolaidą ir gali pasižiūrėti ten tikrai už labai mažą kainą ir labai lauksim visų naujų studentų. Taip. Tai tikrai visiems rekomenduojam pasinaudoti, nusiskanuoti QR kodą ir išgirsti, ką jums gali pasiūlyti linkedistai bei ką gali jums patarti. Na, Kotryna, tai dabar atsisukam atgal ir jau šiek tiek nusukime nuo karjeros kelio ir atsisukime į tą gyvenimą namuose. Tai koks žmogus esi namuose? Namuose, taip, iš tikrųjų gan ramus, mėgstu tiesiog būti gamtoje, bet to pačiu mėgstu ir ekstremalius sportus, kai sveikata leidžia. Ir tiesiog leidžiu daug laiko su šeima, su savo artimaisiais žmonėm. Man tas yra svarbu. Aš kažkaip per pastaruosius metus supratau, ypač kai 10 metį praleidi gyvendamas ne Lietuvoje. Ir tu labai nori grįžti ir būti tiesiog su šeima. Visas tas laikas atrodo, tu bandai kažkaip jo gauti dar su tais artimaisiais. Tai vat, šeima, sportas, kažkokie tai hobiai, poezijos rašymas. Rimtai? Poezijos rašymas?
Geras. Ar kada nors išvysim tą poezijos rašymo viešumoje? Viešumoji buvo, kai mokiausi mokykloje, dabar kol kas dar ne, bet manau, kad ateityje visko gali būti taip. Planuoju, visai gali pasisukti. Supratau, kaip smagu. O apie sportus šnekant, sakė apie ekstremalų. Tai kas yra ekstremalus sportas tau? Man tai yra wakeboardinimas, tai vandelenčių, snowboardinimas, kaitavimas, tokie labiau gal su vandeniu susijęti sportai, bet jo, turėjusi su traumų visokių nuo to, tai dabar toks gydymosi periodas, bet manau, kad tikrai sugrįšiu į tas visus. Labai labai viliuosi, kad sugrįši ir tikiu, kad tau pavyks, nes jeigu tokie sportai patinka, tai reikia, taip sakant, valyti ir daryti. Šeimai nepatinka, ką darau, bet... Nu, vis tiek rizika, taip, rizika šeimą nori apeiti. Taip. Jo, tai čia faktas visą laiką tai būna su tokiais rimtesniais sportais. Taip. O dar šiaip kalbant apie asmeninį gyvenimą, nes vis tiek labai daug visko veiki, tikrai bent jau tiek, kiek aš tave stebiu, aš tave seku ir Instagrame, ir ne Instagrame, ir LinkedIn'e, toks tavo tikras sekėjas esu, tai tikrai daug ką veiki, turi daug visokių komandiruočių, reikalų, renginių ir panašiai. Ir kaip visgi sekasi viską tą įgyvendinti, ir skirti laiko šeimai, skirti laiko sportui, savo veiklom, kaip sekasi balansuoti, ar gal nesiseka, nežinau. Viskam turi tiek laiko, kiek tu tam skiri prioritetą. Tai manau, kad ir tu pati irgi esi užimtas žmogus, irgi tave daug seku ir matai, tai gal pritarsi tam. Ir žinai, mano geriausias draugas yra kalendorius, Google kalendorius, čia šiauriaut, tai Google, bet... Reklama. Bet, žodžiu, iš tikrųjų Google kalendorius ir aš viską ten dedu. Ir mano kolegos kartais mato mano tą asmeninį gyvenimą, nes ten yra ir kada aš pas močiutę važiuoju, ir kada aš pas mamą važiuoju, ir kada aš į plaukimą einu. Žodžiu, viską ten deduosi ir jeigu man tai yra svarbu, tai yra kalendoriui. Jeigu kalendoriui to dalyko nėra, vadinasi, tai neįvyks. Tai labai paprastai. Aš tave taip suprantu, nes aš irgi viską deduosi kalendorių. Jeigu ko nors neįsidedu, tai viskas. Ta prasme, arba bus pamiršta, arba bus nepadaryta. Tai čia visada turėjau vieną irgi situaciją, kur buvau neįsirašiusi kalendorių, nors buvo svarbus reikalas, bet tiesiog nemačiau kalendorių ir pamiršau, tai jau čia toksai. O tai žinai, būna visai. Kalbant dar ir kalendorių ir kaip ir minėjai balansą žodį, taip. Tai iš tikrųjų manau, kad mūsų kūnas labai gerai sustabdo mus ir pasako, kada jau klausyk, jau artėja kažkokia raudona šviesa ar kažkas, tai man labai kažkaip, aš pradedu kūne jaust, kad gal jau persidirbu, nes protas, tai manau, kad daugelis žmonių ir ypač nesvarbu, kokio amžiaus tu esi žmogus ir kokio industrijoje, bet daugelis iš mūsų vis tiek esam ambicingi, užsibrėžę tikslus, kažkas varom, lekiam ir po to tu pastebi vieną dieną, kad negali iš lovos atsistoti, nes tarkim ten nugarą skauda ar kažką, o tau ten dar 30 nėra. Ir tai va, tai aš manau, kūnas labai gerai pristabdo, jeigu jau protas leidžia ten, paleidžia vadžias. Taip, oi, tai čia visą laiką reikia atrasti tokį tašką irgi, kur reikia sustoti, gal reikia ar kažkokio atostogų, ar kažkokių išeiginių, nes tas visas ir perdegimo sindromas, kuris čia dabar yra labai populiarus ir visi apie jį kalba ir daug kas yra ir perdegęs, ir sudegęs, kaip aš juokiuosi. Tai jo, tai tikriausiai vėlgi gyvenimas, mūsų mokina. Kai varai, gal kažkada reikia laikų sustoti, kad ne organizmas tave sustabdytų, o pats sąmoningai tai padarytum. Tai jaučiu irgi Google kalendorių reiktų, žinai, kokią nors datą nusimatyti. Taip. Ir sakyt, Kotryna, Sandra, sustojam, viskas dabar, savaitę off. Minutę, jo. Jo. Tai va, o šiaip grįžtant vėl prie to karjeros kelio, tai... Ar turi kokių nors minčių, nes tu man tokia moteris antreprenerė esi ir galvoju, kad pas tos tokius žmonės, kurie turi tą kompetenciją, tikrai manau, kad tų minčių yra N+K. Tai pasakyk mums, mūsų laidos žiūrovams, ar planuoji ką nors naujo, gal LinkedIn'ose ką nors naujo, gal kažkokią veiklą, gal kažkas sukasi mintyse? Aš iš tikrųjų vienu metu visą laiką turiu apie 5 projektus, tai aš tiesiog juokiuosi šitą klausimą, nes aš visą laiką turiu minčių. Aš iš tikrųjų, jeigu turėčiau daugiau laiko, aš turiu gal dar kokias 5 idėjas į priekį, kur net nepradėta yra dirbti ir kur galvoju, čia reiktų žmogų, aš jam sumokėčiau, tada jis galėtų tam pradėti. Kažką, ta prasme, aš jau bandau kitiems žmonėms outsourcinti tas idėjas. Tai jo, tai dabar viskas pilnas, tas fokusas yra LinkedIn'ose tada. Padedu Jugė kurt brandui, mano mamos meno kūrybą ir tenais tiesiog platinti viską.
Tai čia tokie 2 projektai, tada yra Lietuvos pardavimo asociacija, kurią įkūrėm šią vasarą, tai su asociacija irgi daug yra reikalų. Na, o šiaip iš tokių verslų pusės, tai dabar dar esu dalis tokio startuolio, tai jis yra AI srity ir bus matyt, manau, kad per kitus pusę metų bus daug įdomių žinių iš tos pusės irgi. Mes lauksim, bet dar vėlgi grįšiu prie pradžios tavo atsakymo, tai apie outsource paminėjai. Aš galvoju, kad tokiem žmonėm, kurie tikrai mėgsta viską perfekcionistiškai daryti, labai yra sunku kažką outsourcinti. Tai vat, kuriam etape jau dabar tikrai turi ir savo komandą, nes yra apie 10 žmonių komandai, tai irgi kuriam etape, netgi kai linkedistus kurie, kuriam etape jau pradėjai suprasti, kad, vienai gal per sunku, kada jau pradėjai primtos komandos narius naujus, kada pradėjai suprasti ir kada jau taip pilnai paleidai, kad reikia kažkokias užduotis mokėti deleguoti. Iš tikrųjų, tai pradėjom hairinti po 1.5 metų, nes 1.5 metų mes buvom tik tai 2, tai viską ten tvarkėmės, ruošėmės, tokia higiena, pasiūlymai, visa kita. Po to po truputį pradėjom hairinti, bet net ir sakyčiau, kai buvo 5 ar 6 žmonės, gal 5 labiau. Vis tiek aš nesijaučiau, kad nuo manęs yra nuimta darbų, kažkaip jų net padaugėjo, nes aš turėjau komandą tiesiog kuruoti. Bet iš tikrųjų, kai kažkaip paskutinius metus, kai jau pradėjau pastebėti, kad nebesuspėjau nieko absoliučiai ir kažkaip žiūriu, kad aš turiu 8 valandas, aš jas skiriu ten komandos skambučiams su klientais, su viskuo. Ir po tų 8 valandų aš turiu dar dirbti tiesiog. Tai galvoju, tai kiek aš turiu dirbti? 14 valandų, 12 valandų dieną, ta prasme kiek. Ir po to po truputį atsirado tai asistentai, tai kažkiek kiti komandos nariai ir tada aš jau supratau pagaliau, tai čia gal, sakyčiau, net ir praeitais metais tai įvyko tas lūžis, kad aš supratau, kad čia jau aš nebegaliu, čia reikia atiduoti. Tai daug laiko užtrunka tas iš tikrųjų. Tikrai. Aš manau, kad tas perėjimas iš to etapo, kur tu esi pratęs viską daryti pats, tu labai savim pasitikė, nes tu vis tiek savo prekės ženklą ir kažkam norėtum tik geriausia ir labai sunku atiduoti. Bet vėlgi, kai atiduodi į tinkamas rankas, tai galvoju, Dieve, koks geras sprendimas, kodėl anksčiau to nepadariau, bet iki to vis tiek yra tikriausiai sudėtinga ateiti. Taip. Tai ir dabar džiaugiesi savo komandą? Labai juos myliu. Labai džiaugiuosi. Jie yra nuostabūs žmonės ir aš kaip ir sakau visą laiką, kas mus vienyje, tai yra tos pačios vertybės. Jeigu ateina naujas žmogus ir tos vertybės matosi, kad tos pačios labai greit pasijaučia, tai aš tiesiog labai džiaugiuosi, kad yra nuoširdus, geri žmonės. Tiesiog. Taip. Aš irgi kartais netgi galvoju, kad gal kartais žmogus gali neturėti kažkokių žinių specifinių ar kažko, bet jeigu žmogus turi degančias akis, jeigu žmogus turi norą ir motivaciją ir yra tas geras žmogus, o tu kažkaip tai pajauti, vis tiek jaučiasi iš to žmogus tą tokią energetiką. Tai man rodos, kad toks žmogus gali padaryti labai daug ir kartais tokiais žmonėmis reikia patikėti. Gal ne kartais, tiksliau, gal visada labiau. Būtent. Žinok, dar man toks klausimas susiformavo tau bekalbant, tai visi įsivaizduoja, kad kai turi asmeninį ten ar kažkokį tais verslą, ar turi ten daug veiklų, panašiai, kad, atrodo, kaip fainai čia, nuo 9 iki 5 pasėdėsiu, uždarysiu kompiuteriuką ir eisiu toliau gyventi gyvenimo ir gal Havajuose, kur nors, paplūdimyje mėgausios kokiu nors gėrimu. Tai taip tikrai nėra, nebent aš nežinau kažkokios paslapties. Aš kol kas irgi negirdėjau, neturiu savo asmeninės kažkokios veiklos, dirbu tiesiog darbe, bet aš galvoju, kad jeigu tu esi atsidavęs, kam tu darai, tai ką tu darai, tai ne 8 darbo valandos būna. Ne, tu tuo gyveni vis tiek 24 valandas per parą, net ir savaitgaliais. Aš aišku, esu ten savo pasidarius apribojimų pati savo, kad pavyzdžiui, šeštadienį jokio LinkedIno, dažniausiai ir sekmadienį, bet visai būna. Ir tiesiog taip nėra. Tu dirbi visą laiką, kada reikia vakarais, savaitgaliais, jeigu reikia, padedi komandos nariam ar sprendi kažkokią problemą ar gesini kažkokią ugnį. Tai tų tokių ramių periodų yra mažiau. Ir komanda juokiasi, nes aš visą laiką mėgstu sakyti, jau vasara, tai bus ramiau. Ir tada ateina vasara ir komanda susigalvoja naujų projektų, naujų veiklų ir važiuojam toliau, ne? Nes mes panašus visi, iš tikrųjų.
Tai jo, tada jau rudenį žino, kad nebus ramiau, tada galva, mes iš tikrųjų ką darom, tai yra dar priverstinės, aš vadinu, atostogos tarp kalėdų ir naujų, tai visi ne iš jų atostogų sąskaitos, bet mes finansuojam ir paleidžiam visą komandą, kad, žodžiu, nes tikrai dirbam daug ir visus metus. Džiaugiuosi, kad rūpinės taip savo komandą ir tokių privilegijų irgi suteikia, bet jo, iš tikrųjų aš galvoju, kad čia vėlgi tas dalykas, laikų sustoti, laikų galbūt ką nors netgi pristabdyti, jeigu komanda pilna tokių aktyvistų, nes kaip ir kalbėjom, tai komanda veža viską į priekį ir vienam kelyje būtų sudėtinga. Taip. Kotryna, jeigu reikėtų tave karjeroje apibūdinti ir atrasti kokį tais gyvūną, kuris labiausiai atspindėtų tos tavo bruožus, kaip žmogus, bet būtent karjeros kelyje. Koks gyvūnas tai būtų ir kodėl? Iš tikrųjų, su komanda esam kažkada darę tokį irgi užduotį, kur klausinėjom vieni kitų apie gyvūnus, kokie mes būtumėm. Tai aš kaip ir tada ir manau vis dar lieku prie to paties, tai būtų leopardas. Kodėl? Tai iš tikrųjų jie taip tyliai vaikšto džiunglėse ir atidžiai stebi, kas vyksta. Tai aš tą patį darau, aš visą laiką esu labai tokia stebėtoja, daug informacijos pasiemu į save iš aplinkos. Ir tada, kai yra reikiamas momentas, tada tas gyvūnas vis tiek pasirenka tą grobį, tai yra tikslą ir link jo nueina ir jį gauna. Tai manau, kad būtų toksai kažkoks gyvūnas. Nu, labai geras pasirinkimas, sakyčiau. Šiaip galvojau, pasakysi gal koks liūtas kažką, bet čia pašau, leopardas. Liūtas tai jau yra zodiako ženklas, tai palikime tenais. Žinok, aš irgi, tai reikėtų kokį nors kitą labiau vis tiek, antrepreneriškų minčių. Tai ačiū tau labai, Kotryna, kad šiandien buvai mūsų svečias Alter Ego laidoje, mūsų tinklalaidėje. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi šitų pokalbių, buvo labai faina, labai nuoširdu, tikiuosi, kad ir tau pas mus patiko. Ačiū tau labai, Sandra, ir labai laukiu šio epizodo. Pasidalinsim.